Sveiki, čia Dėdės Ūsas. Šiandien turim Dell kompiuterį su standartinė bėda neįsijungia. Turim vietoj 20 voltų įėjime 5 voltus. Current sensing rezistorių mes turim. Čia yra baterijos vienas, čia trumpo nėra, čia yra dar vienas ir čia turim trumpą jungimą. Gerai, išsilituosim šitą rezistorių. Žiūrim, kurioje pusėje yra trumpas jungimas. Toj pusėje nėra, toj pypsė. Išsilituosim laidelį. Pajungsim 1,3 volto. Labiausiai turbūt šyla mūsų laidas. Ir čia kažkas šyla. Toj pačioj vietoj, bet kitoj pusėje čia yra toksai šildas uždėtas. O, čia tai yra procesoriaus maitinimas. Dabar pasimatuosim, jeigu trumpas tarp šito mūsų laido ir procesoriaus rytas, tai pypsi, bet yra 28 ohmai. Gal dar yra vilčių. Grįžtam prie to kondensatoriaus. Išsilituosim jį. Įtampa jau ties kokiais 7 voltais. Sorry, hebra. Mano toks amžius. Pabiro labai lengvai. Na, tikėkime, kad čia ir yra bėda. Trumpo nebėra. Įlituojam rezistorių atgal į vietą. Turim 20 voltų. Jeigu jau iki šitos vietos pažiūrėjot ir norėtumėt pamatyti kažkokį kitą remontą, galite parašyti komentarą. Pasižiūrėsim jūsų idėjas. Gal ir video padarysim. Pakeitėm termopastą, aprinkom. Mes turim vaizdą. Remontas atliktas. Atiduosim testavimui. Jeigu turit problemų su kompiuteriais, visada kreipkitės, padėsim. Iki.